Sveiki. Markesas rašė, kad diena gali būti ilga kaip šimtmečiai. Aš galiu pasakyti, kad 5 kadencijos metai Europos parlamente prabėgo kaip diena. Ir aš pasakysiu kodėl. Dėl to, kad buvo daugybė įvykių. Brexitas, pandemija, pagaliau Rusijos agresija nukreipta prieš Ukrainą. Tikrai įvykių netruko. Kadencija buvo išskirtinai pilna visko. Na ir žinoma, mūsų darbų, mūsų veiksmų, mūsų bendrų pozicijų, bendravimo su jumis. Ir aš tikiuosi, kad štai su savo informacija, tais video, kurie siuntėme jums, mes jūs informavome pakankamai. Jūs gavote tą informaciją, kuri mano manimu yra labai svarbi. Štai ir paskutinė sesija. Išplėstos vartotojų teisės, kuomet vartotojai pasirenka remontuoti įsigytas prekes. O tai, kad neišmesti skalbimo, jums patinkančią skalbimo mašiną, o ją remontuoti, kad jūs turėtumėt pasirinkimo galimybę paimti naują, ar kad gamintojas ir paslaugos pardavėjas suteiktų jums remonto teisę, yra žinoma gerai. Netgi dviračiai jau yra įtraukiami į tą savoką, į tų baltųjų arba, sakykime, remontuotinų prekių savoką. Žmonės klausia, ar bus automobiliai. Manau, kad taip. Ateis laikas, kada mes įtrauksime ir automobilius, nes jų, tiesą sakant, tarnavimo laikas irgi ilgėja. Priėmėme sprendimą dėl oro taršos, geresnės stebėsenos ir visų gyventojų informavimo. Šiuo metu, jeigu aš paklausčiau jūs, ar jūs žinote jūsų gyvenamoje vietovėje, kur pasitikrinti, kokiam tinklapyje, kokia yra oro tarša. Ar jinai yra pavojinga, ar jinai yra normali. Vargu ar jūs pasakytumėt. Pavedimas nacionaliniam vyriausybėms, valdžiai iš tikrųjų sukurti tokius tinklapius, kad jų prieinamumas, jų žinomumas būtų didesnis. Aš tik priminsiu, nuo oro taršos kiekvienais metais dėl sukeltų ligų, ankstyvų ligų miršta virš 300 000 žmonių. Nepasakysiu, kad Lietuvoje oro tarša viršė vidurkį, bet miestuose dėja mes susidurime su vis dar didelė oro tarša ir tam tikri valdžios žingsniai, mažinant ją, žinoma, yra sveikintini, bet manau, kad kuomet gyvensime švarioje aplinkoje, sveikinsime šitos sprendimus dar labiau. Sesijoje buvo daugybė klausimų susijusių su užsienio politika. Apskritai šita kadencija yra pilna geopolitinių iššūkių. Vėlgi, man teko dėrėtis dėl žmogaus teisių situacijos Azerbaidžane. Turiu pasakyti, kad situacija nelabai gerėja. Kitaip sakant, Alijevo režimas turi savo požiūrį į žmogaus teisės. Žmogaus teisių aktyvistai, politiniai kaliniai, kurių yra beje Azerbaidžane sutinkamai su tarptautiniu žmogaus teisių organizacijų vertinimu arti 300, ar ne? Mes priėmėme dar vieną, kaip sakyti, rezoliuciją. Paskatinom Europos komisiją peržiūrėti visas taip vadinamas strateginės partnerystės su Azerbaidžanu, kadangi mes tylėti negalime. Žmonės miršta, jie kalėjimuose serga, negauna nei paramos, nei medicinės pagalbos ir tai yra valstybė, su kuria mes turime strateginę partnerystę. Tikrai nematome jokių problemų. Taip pat priimta labai, sakyčiau, savalaikė ir griežta rezoliucija dėl situacijos Sakartvele. Teko kalbėti, teko ją ruošti, teko susitikti su Nika Gvaramija, buvusiu beje politiniu kaliniu, dabar vienos iš opozicinių partijų lyderių. Po mano pasisakymo Sakartvelo parlamento pirmininkas pareikalavo iš Lietuvos ambasados Tbilisyje pasiaiškinimo dėl mano kalbos. Tai rodo, kad žmonės nesupranta, kas vyksta, kokiam pasaulyje jie gyvena. Jie matyt nežino, kas yra tikroji demokratija ir kad mes norime, kad Sakartvelas išliktų europeizacijos arba, sakykime, politikos, kuri artina šitą valstybę prie Europos, o ne atsitiktinai akiratyje. Na kągi, galbūt kai kuriems Sakartvelo svajonės vadinamiems politikams tai nepatinka, bet aš kalbėsiu toliau, kadangi mano orientyras yra žmonės, piliečiai, kurie nori teisių, kurie nori, kad šalis iš tikrųjų keistųsi, reformuotųsi ir artėtų prie Europos Sąjungos. Turiu pasakyti, kad sesija baigėsi. Kadencija eina į pabaigą. Paskutinė sesija bus Liepos 16 dieną čia Strasbūre, bet iki to reikės nuveikti daug darbų. Matysimės, kalbėsime, jūs girdėsite mane, aš klausysiu jūsų, mes sutarsime, ką reikia daryti ir ateityje. O
Šį penktadienį bus keletas labai įdomių konferencijų, susitikimų Vilniuje, Mažvydo bibliotekoje ryte, vėliau vyriausybėje, iškilmingas posėdis skirtas Lietuvos narystės ES 20-mečiu, kuriuo mes visi didžiuojamės ir pagrįstai. Ir šeštadienį beje bus unikalus renginys Alytuje, Alytaus miestui. Alytiškiams bus padovanotas puikus sieninis piešinys, kadangi, pasakysiu paslaptį, alytiškiai buvo tie Lietuvoje, kurie aktyviausiai parėmė referendume 2003 m. gegužės mėnesį šalies narystę Europos Sąjungoje. Už tai jiems bus įteikta tam tikra dovana, diskusija, konferencija su labai garbingais asmenimis. Stebėkite, jinai bus transliuojama. O visiems kitiems sakau, iki kitų kartų ir darbas tęsiasi ir mūsų susitikimai taip pat. Iki.